Let's get back to business. What the hell? Man 2 varžtus paimsi? Ramūnai, aš visą gyvenimą paimsiu dėl tavo. Nežinau, nuo ko pradėti. Sveiki, sugrįžę, ilgokai nesimatėme, tik apie porą mėnesių. Na ir žinoma, aišku, kad kažkam iškils klausimas, kurgi mes buvome prapuolę. Tai kažkokių rimtų priežasčių nėra, tiesiog buvo žiema, šalta buvo. Tai mes kaip kokios meškos nuėjome žiemos miego, bet dabar po truputį jau bundame. Tai čia visiškai labai rimtai ir normali priežastis. Na ir dar galbūt galima paminėti tai, kad laukiame langų, kurių vis dar neturime. Kažkas rašė, kad langų sulauksime tik kovo mėnesį. Sveikinu, jūs buvote teisus. Na ir iš tikrųjų dar neaišku, ar tas kovo mėnesis nenustęs į balandį. Ką žinome apie langus, tai kad jie jau yra surinkti. Na, dabar liko dar juos ir nudažyti. Tai laukiam, labai mes langų laukiam. Ši serija bus apie tai, ką mes būtent veikiame tuos 2 mėnesius. Na, o dabar pasižiūrėkime, kur užbaigėme mūsų praėjusią seriją. Tai, aleliuja, vėl grįžtam prie to, kad makaroninom sienas, bet dar prie to pačio ir dėjome tinklelį nuo graužikų. Ar tinklelį užsidėjom iki galo? Žinoma, kad ne. Dėl šitos vietos prašysime vėliau Sailės pagalbos. Reikia nuspręsti, kaip juos pritvirtinti. Vėliau, kadangi man nebeliko darbo, nusprendžiau pagaminti padorią lesyklėlę. Štai ką aš apie ją maniau tada. Manau, kad prototipas yra visai neblogas. Na ir nepatikėsti, mano nuomonė nepasikeitė. Kadangi pasitaikė itin vėjuota ir lietinga diena, Ramūnas nusprendė, kad reikia užlipti ant stogo ir susidėti grebiestus. Labai protinga. Bet ši nepalankaus oro situacija tik parodo. Žiema ir šaltis baisus tik man. Tai po Ramūno stogo grebestavimo buvo likęs tik vienas darbas – išsilyginti. Bet atvažiavus taip padaryti, oro sąlygos vis dar nedžiugino, tad mes nusprendėme. Einam linksmintis. Kas galėjo pagalvoti, kad tvoros rovimas yra toks smagus. Nudžiuginę savo širdis, vėliau vėl grįžome prie stogo. Pjovėme plėvelę, montavome skardas, susidėjome lietaus sistemą ir tada išaušo metas, kuomet pradėjome montuoti stogo dangą. Mano nuogąstavimai buvo tokie. Aš tikiuosi, kad mes nesufeilinsim vėl ko nors. Nelabai jau čia ką ir sufeilinti yra. Nebent skersai būsim išsidėję. Nugyvensim su to, ką pasidarysim. Sufeilinom, bet ką jau padarysi. Tai žodžiu, kaip pat vėlumos montavome stogo dangą, pabaigėme viską per vieną dieną. Nu ir aišku, baisiai savimi didžiavomės. Baisiai. Tai va tokia buvo ta mūsų praėjusi serija. Na, o dabar žiūrim, ką veikiame šį kartą, nors atrodo, kad veikiame nieko. Ir nedarydamas kažką gali padaryti. Labą dieną. Labą dieną. Viskas gerai. Klampuojam. Prisniga daug. Super, kaip gražu. Ką mes čia veikiam? Išlindom padirbėti truputį. Vakar sutvarkiau namus. Vau! Vau! Tuoj darom šviesos biškį. Oi. Dar norėjau parodyti netvarkytą. Ką pritvarkėjai, užlyginai duobenę. Jo, ir atkasiau pamatus. Giliai čia akmenis ar nelabai? Ar čia tirbai taip ir baigė? Na, kažkas panašaus jau. Ne. Bliama, kaip tokius dičkius čia reikės išrauti. Na, einam į ofisą. Kokį ofisą? Nu, tai pas manęs. Pas tavęs į ofisą. Ofisas. Neblogai įsikūręs. Neblogai, staltiesiekį. Mūsų langai. Dėl tų langų galvoju, ką daryti. Jeigu norėsi kokį... Šitie tai tikrai mums nereikalingi. Jeigu norėsi kokį šiltnamį, tą ką nors nenorėsi. Šitie tai čia yra originalūs iš namų. Aha. Ir nedažyti, matai jie. Vidiniai buvo. Tai gerai, galim pakalbėti. Ką šiandien veiksim? Nu tai gerai.
Galim pakalbėti ir ne tik ką veiksim, bet galim pakalbėti apie stogą pradžiai. Kas nutiko stogai? Nu, apie mūsų... Ką čia kalbėti? Nu, tai aptarti, kas įvyko, ką pridarėm negerai. Iš mūsų nesimokykit, jeigu norit sužinoti, kas yra blogai, eikite į praėjusią video komentarus. Ką padarėm gerai, tai nupjovėm plevelę, nors buvo visokių ten tų tokių abejonių, bet nu, šitą dalyką padarėm gerai. Plaštakis. Svarbiausia tema. Aš manau, kad tas stogas per mažas, kad jam kažkas atsitiktų. Nepagaus ten vėją. Bei toj vietoj nelabai ir toj vėja yra. Nu, matai, kad mes, kai yra daugiau ne dėl vėja, bet dėl to, kad jinai susilankstys, susibanguos. Bet aš stipriai neprisukau. Nu... Ne, dėl to, kad nėra to balkoniuko ant plaštakio. Ai, dėl to susigarbanos? Nu, susibanguos. Neturiu aš tik patirties, ką pasakyčiau, tikrai ne. Tai mes su Ramūnu galvojom, ką daryti, gal perdaryti. Na, iš dabar tai jau nieko neperdaryti, dabar šiuo momentu nieko perdaryti negalim, nes čia yra pelė kiek sniega. Bet nusprendėm nieko netvarkyti ir pažiūrėti, kaip bus. Vasarą parodys. Kažkas rašė dėl prisukimo, tai Ramūns tikrai labai švelniai viską suka, nieko neperveržiau, mes šitą žinojom iš anksto. Po to, apie ką nepašnekėjom, tai apie tai, kas kiek grebiestus dėjom. Kas 20 cm tarpai? Jo, tarpai yra rekomendacija. Buvo ne mažiau nei 10 cm arba nedaugiau nei 25 tarp grebiestų, tai mes darėm 20. Dėl ko 20? Dėl to, nes mūsų stoks nėra toks didelis, jeigu būtų didesnis, tai jo, būtumėm gal ir kas 10 dėję. Aišku, nu, kalbant apie tą patį laštakį, grįžtam prie tos pačios visus nustebinusias formas jo, gal taip galima pasakyti. Tai neatsimenu, ką norėjau pasakyti. Gyveni, mokais ir viskas. Nu jo, kaip viską ir išsiaiškinom, o dabar jaučiu maunam į lauką, pamaitinam drakoniukus. Ir kaip kaist kojas. Tiesiog dega. Šiltukus įsidėjom. Jo, nes visada kojas rankas yra problema, kad šala. Tai planuojam pabūti kelias valandas šiandien ir tiesiog kažką pasidarbuoti, galvojam makaronų užsidėti dar horizontaliai. Kas kiek centimetrų dėsim horizontaliai? Tai dabar yra problema, po to parodysim, bet neturim su kuo užfiksuoti jokio profiliuką tą tinklelį nuo parazitų. Ką aš žinau, kas tos pačius PM9, kaip ir prieš tai dėjom. Nu ir viskas. Laužas įkurtas, garuoja. Jeigu bus šalta, eisim. Ramūnas rūpinasi elektra, gyvūnai pamaitinti. Nem. Einam dirbti. Tai pasigražėjome mūsų valgyklos reikalais. Ramūnas dabar neša makaronus lauko, pradeda pustėti. O kur yra problema, apie kurią, nu ne problema, bet dalykėlis, kurį nežinom kaip daryti geriau kol kas. Bet makaronus vis tiek norim išsidėti, tai toj parodysiu. Kaip šitą vietą
priglausti iki tiek, kad nieks nepraleistų, nes šitą dabar peliukui tai nėra kas. Tai galvojam kažkokį profiliuką sukti. Ir nežinom, tai dabar sakėm, tai už tos vietas dar neklibinsim. Bandysim dar išsiaiškinti. O tiesiog pradėsim nuo kažkur. Naudosim aštus 4,5 ir kartais pamaišysim. Kartais pamaišysim su 8. Tai paskutinis makaronas čia viršui turėtų būti... priklauso, kaip nori pakalimą daryti. Pakalims eis tiesiai kartu taip skersai. Skersai? Skersai, jo mes nieko nedarysim. Dėsis taip skersai, skersuosis jisai. Užsidėsim. Tai tada mūsų paskutinis makaronas turėtų būti čia. Nu tai gerai, važiuojam, nedeginam filmiutės. Gerai. Girdž! Problemų ieškai. Na ką, dar vienas ir jau tikrai nebegalės man padėti nieko. Tai kaip gerai pavarėm. Į tas pabėga. Nai. Tokia istorija. Ką padarėm, galima apeit pažiūrėti. Dabar Ramūnas nupjaustės. Tai šitoj pusėj turim 3 įsidėję. Į apatinius nekreipkit dėmesį. Apatiniai čia yra kaip kontroliniai mūsų, kad lygiai susidėtumėm kitus. Čia yra 4 aukštai padaryti. Ne, irgi 3. 3. Einam pažiūrėti iš kitos pusės. O iš kitos pusės lygiai taip pat. Tai tiek tą pasidarėm, atvažiavom apie 12 valandą, dabar jau 4 netoli. Reikia važiuoti namo. Dar mums trūksta čia vieną ir tada galėsim... Dar porą reikės į viršų. A čia vieną dėtą? Vieną? Vieną. Taip. Ir dar po to porą į viršų bent jau reikės. Jo. Ne. Čia bent 2 reikės. Čia ko gero 3. Nu jo, pažiūrėsim. Bet kaip sakant, pradžią padarėm. Svarbiausia yra pradėti ir nepabaigti. Tai... Nežinau, ką šiandienai sakom ate, katuskai. Iki kitos dienos? Jo, susitiksim kitą dieną. Sveiki. Pastebit pokyčius ar ne? Nebeturim mūsų darbo stalo ir nebeturim mūsų gražiųjų stalažų. Ir dar ką turim sunioko tokiem. Kodėl išardėjai, klausiu tavęs? Ai. Tik čia jau baigiam. Tik šonai beliko, tie stalažai nieko negelbė. Nu ko čia, kalcim. Kokias dar naujienas yra? Ai, tai va, Ramūnas buvo atvažiavęs kažkada, pabaigė. Nu nežinau, ar čia galima sakyti iki galo, nu jo, ta pusė kaip ir viskas gerai. Einam aplinkui, apžiūrim. Aha, super. Čia įdėjau 2. Nes galvoju, ar stogelis, ar dar kas nors laikysis, gal reikia, nes iš pat pradžių galvojau vieną tiesiog dėti. Koks dar stogelis, kad čia be manęs planuoji? Ne, nu nežinau, kažkas galvoju. Kodėl ne vienodais tarpais? Dėl to, nes kažkur langai, kažkur duris baigėsi, ne?
Jo, ir čia man kaip ir dėl šitos, čia dėl virš lango. Aha. Ir dar turės būti viena. Jo, čia dar trūksta. Tai čia virš lango, čia virš durų, tai aukštis ir prasimeta. O ką dar padarėm, užsisakėm lenteles. Kažkada turėtų atvažiuoti, bet ne šiandien. Lentelės, tai priimsim ir parodysim, ką nusprendėm. Nežinau, ar biškai dėl pamato pasakojam, dėl to, kas atsitiko su dekoru. Vandens gavo ir nubėgo. Žodžiu, tada, kai darėm, puikiai jūs atsimenat, kad nebuvo šilta, jau buvo vėlyvas ruduo. Ir tą pačią dieną ar kitą dieną iškart lyja ir stipriai labai lyja. Ir ten visą savaitę lyja? Jo, visą savaitę lyja. Ir greičiausiai mes kaip įtariam, kad tiesiog gavo vandens ir čia buvo nubėgimai. Šviežas buvo ir nubėgo. Jo, šviežus bėga ir čia grinai taip atrodo, kad būtų kartu su vandenėliu nubėgę. Tai šitoj pusėje ir šitoj truputį. Ane? Tai, o kituose dviejose viskas yra puikiai labai šauniai, tai mes taip įtariam, kad buvo tiesiog vėjas iš tos pusės pūti vandenukai ir nuo tos plėvelės viskas į apačią ant to mūsų dekorą. Nes būtent šitas kampas ir šita pusė tokia atrodo, kad ne labai gerai kažkas. Kas dar? Stelažas nuėmęs, dar truputį aplyginau ir gausim padaryti, sugalvoti lietaus nubėgimą. Kažką čia matau akmenų pridėję, ne, kad į akmenis daužytus. Tai aš galvoju, lietaus nubėgimą nebesekti šitą mūsų drenažą, o tiesiog daryti kitą pusę, ne? Tai dar vieną reikėtų ateityje. Jo, kas dabar turim, susigalvoja planų tokių, kadangi labai laukiam langų. Be langų nieko ir be durų. Duris kaip ir turim, bet be langų kaip ir nelabai ką norim daryti. Tai ko laukiam, sugalvojam, kad reiktų apsigalvoti, kur reiktų daryti elektrą, ne? Elektros instaliacija, ko mums reikia, kokie mūsų poreikiai, kur tų rozečių norim. Tai ir ką dar kažką. Ir dar išsimatuoti visas skardas aplinkui, kokie aukščiai, kokie pločiai, kas kiek. Prie to pačio dar prie lentelių užsisakėm ir pakalimus. Pakalimai mūsų irgi bus mediniai, visko norim iš medžio. Tai susigalvoti elektrą, kur bus visi jungtukai, bet čia namuose galėsim. Dabar galima apstarti, Valdai, gal dar duosit kokių patarimų mums per online, po video. Ne, patarimų nebent apie šviestuvus. Čia. Ne, gal, žinai, kažko nepagalvosim, tai aš sakau tiesiog dabar pasiruošti, žinai, ir pagalvoti, kur kas turėtų būti. Tai, gerai, tai dabar susiruošiam ir eisim pašnekėti apie tai, ko mums reikia ir kur mums reikia. Susidėjau dabar maždaug lentytes, kur bus mūsų vonios kambarys, ne? Taip turėtų jisai. Duris turėtų būti kažkur maždaug čia, ne? Jo. Duris darysim stumdomas. Gali būti, kad net patys pasigaminsim. Ir dabar reiktų sugalvoti čia, kur elektrą daryti. Viskas kaip ir aišku su kilimėliu mums yra, jisai eis į grindis. Mes jį montuosim kartu su plytelių koše, ne? Norėjom iš pradžiai betono, bet nenorim be reikalo to šilumos prarasti, tai dėsim kuo arčiau paviršiaus, kad būtų. Aišku, gal biškį reikės daugiau košės dėti, bet planas yra toks, kur jungtukai bus.
Tai prie durų gali čia kažkur, gali čia. Aš galvoju viduj, žinai, iš vidinės pusės čia, nes kartu būtų ir kilimėlė, ir elektra šalia. Nu, ta prasme, šviesas. Šalia durų staktas kažkur. Jo, šalia šviesas. Tai čia viršui, kiek išeis kelsim į viršų, kabinsim boilerę, ne? Mums reik boileriui vienos rozetės, mažiausiai. Ko dar reikia? Tu manęs prašy, kad aš nubraižyčiau elektros planą. Jo. Nėra taip lengva sugalvoti, ko mums reikia. Jeigu čia dušas, čia boileris stovi, tai reikia boileriui vieną rozetę. Tada norėtum tu, tarkim, fenui. Kurio aš nenaudoju. Ir dar vieną papildomą. Tai reiškia, 3 mums reikia rozečių. Gerai, keliamės į virtuvę. Išeik iš vonios. Virtuvėje 2 rozetės tikrai reikia turėti. 4, manau. Nu va, čia ir prasideda klausimai. Apšvietimas. Su apšvietimu yra taip, kad aš nieko nesugalvoju. Nežinau, ko noriu. Niekas man nepatinka. Ir dar tai, kas man patiktų, nėra pagaminta greičiausiai. Nors namelis labai mini, bet vis tiek sugalvoti tai, ko tau reikia ir mąstyti į priekį šitoj vietoje ganėtinai sunku, kalbant apie rozečių skaičių. Na ir jų būsimas vietas. Tai užtrukome ganėtinai nemažai laiko, kol išdiskutavome, kur ir kokias reiktų dėti. O čia juk tokia smulkmena, bet ji tikrai yra svarbi. Na, kadangi čia jau buvo viskas kaip ir aišku, nusprendėme sugrįžti prie. Ir vėl apšvietimo problema. Galim taip tas ledinės juostas palikti. Karai, aišku, juokauji, bet... Pinterestą, sakai, žiūrėjai? Jo, Pinterestą kažkokių gražių idėjų aš neradau. Noriu to apšvietimą, kad jisai būtų iš vienos pusės toksai ir jaukus, bet kartais noriu, kad tas apšvietimas būtų ir toksai ryškesnis. Nežinau, patarkit mums su šviesom, ką daryti, aš neįsivaizduoju, visiškai neturiu jokių idėjų. Ramūnai, šita vieta yra visiškai neįdomu. Jisai sakė man, kad aš turiu tiesiog sugalvoti ir... O, jis įgyvendins. Ar tave gal į lempų parduotuvę nuvežti? Nelabai ir yra pasirinkimo čia daug. Kaip ir lubas eitų po sienų, po rozečių. Nu, į vieną krūvą, bet... Nu, vis tiek, žinai, turi vedžioti slaidus. Tai jau dabar reikia galvoti, nes, na, jeigu nori planą pasidaryti, tai jau turi žinoti, ką tu darysi, kur ir kaip. Su vonia tai labai lengva, nu vis tiek ten vonioj tu tiek tą būni, tai įsidedi tos 2 šviestuvus ir 100 metų pamiršti. Bet ką daryti čia? I don't know. Išskyrus ką vieną aš žinau, tai žinau, kad lauke noriu, kad būtų namelė apšvietims. Ir man labai tie smėlio laikrodžiai tokie patinka. Į viršų ir į apačią labai dailiai atrodo. O gali parodyti vieną čia kažkur ir kitą... Jo, to lygiai iš kitos pusės. O iš vis kaip iš vidaus laidus į lauką reikia išsivesti? Tai... Draskyti plevelę? Nu, prakiši laidą ir paskui Izoliuoti. Jo, ko gero vėl aplipinti su... Tai nežinau, dabar reikia pasidaryti man nuotraukas, aš bandysiu ant nuotraukų nusibraižyti, kur viskas turėtų būti. Ane? O aš lipsiu ant stogą irgi išsimatuoti. Ką padarėm, Ramūnai? Tai lankstinius apskaičiavom. Jo, išsimatavom tiek priekį, tiek šonus. Elektra maždaug. Tai pasidariau nuotraukas. O, Jėzu, kiek čia šiukšlių! Aš tai mačiau tai. Faza, maza. Faza, maza. Eik, tu sau, bet čia ir plytų visko yra. Kodėl man atrodo, kad čia stebuklų, žinok, rasim? Gali būti. Ne. Ką dar pasidarėm? Nieko naudinga. Na jo, bet čia mūsų tokie ir klaustukai buvo, kurie stabdė. Yra maži darbai, kuriuos kažkaip nelabai matos, ką darai, bet reikia padaryti, ne? Jo.
Einam prie to nudžiūvusio medžio, noriu šiaip pažiūrėti. Tai kaip ir tą vietą reikėtų kažkada išsivalyti. Čia visi jie nudžiūvę. Tai šitas medis kaip ir pavojingas laidam. Vau, šitas tai labai ir jisai pasviręs į tą pusę. Bet kas jam atsitiko? Jūs pažiūrėkit, kokia dydžia. Ką mes su jo darysim? Tai šitoje vietoje reikia įsirašyti dar vieną darbą, kurį reikia atlikti. Šis medis turi būti pašalintas. Tik dar reikia sugalvoti, kaip tai padaryti saugiai. Na ir tai praktiškai nieko nepadarius. Dar viena diena praėjo. Žiūrim, kas vyko kito. And another day. Dar ant karštųjų. Gavom dailylenčių ir pakalimus. Kokia tavo nuomonė? Labai greitai išsikrovėm. Ir pasportavai. Ja, pasportavom. Tai dabar abudu kartu jau sportuosim. Tai reikia susinešti. Jo, dabar reikia viskas sunešti į vidų. Vidui pas mūsų viskas paruošta yra, kaip ir. Parodyti lentelę, kaip atrodo. Lentelė, žinai, kas yra? Kai čiupinėjo mes tokį tik mažą gabaliuką, jinai man žymiai platesnė atrodo. A dabar jau pasiaurėja? Jo, dabar žymiai siauresnė atrodo, kai tokias ilgas, tai norėjom, kad būtų kvadratiš, griežtas tokias ir gavom tokias. O pakalimam. Ir kiek čia? 9,5, 9,5 ant 20. Na, kodėl ėmėm tokias ilgas? Dėl to, nes mums labai gerai gaunas. Tų ilgųjų lentų, kur bus po 3,50, mums reikia labai nedaug. Ir tie galiukai, jie tiesiog sais virš langų, nu, tokie. O tai sienai, kur reikia daugiausia lentelių, mums labai gerai gausis per pusę pjauti. Kiek turėtų atlikti? Turėtų likti 3 kvadratai. Gerai. Nu, jeigu ką nuvažiuosim, nusipirksim, dar jeigu pritrūksim netyčia, nes nėra toli ir nėra čia kažkas baisiai. O pakalimų nei kvadratą ten nelieka. Pusę kvadratą. Dažysim po to. Patys tik dabar negalim dažyti, nes temperatūros nėra. Bet ir langų nėra. Tu vėl viską viens nori. Mano pykčio raukšlė kokia didelė. Oh my god. Man padėsi ilgas sumaišti. Darai. Dabar. Ai, tu dabar apšilimą dar tik darai. Tau reikia daryti. Gerai. Po kelias nešam. Jam geriau be manęs. Ramūnai, kaip tau sekasi? Kovoja. Žinai, kad kovotojo kelias nelengvas. Tikrai nelengvas. Bet tik kovotojas tai žino. Tai dabar galime eiti abu, truputį perdėti, nes mums reikės aukščio daugiau. Aukščiau! Ką man padaryti? Tai dėsim tas lenteles aukščiau. Na gerai, tai vėl neša.
can do it, you can do it. Dar 3 ėjimai. Nu, skaičiu 4. Šiaip Ramūnas čia galėjo vienas atvažiuoti tas lenkės priimti, bet sakom, važiuosim kartu, išsikrausim čia viską. Manęs net nereik. Gerai. Tai turim vėl tiek lentų. Vėl tiek lentų, pakalimo lentas ir namelio fasadinės. Dailylentės. Dabar viską reikia dažyti. Pakalimus ir šitas dailylentės dažysim vienodą spalvą. Norim išgauti gražų mono vaizdą. Vientis. Jo, kad būtų toks vientisas. Nieka ypatinga, nieka įspūdinga. Čia vis tiek yra kaimukas. Nu ką, einam dar vieną ąžuolą aplankyti. Ramūnas su savo šluota. Jis taip iš toli neatrodo didelis, bet kai prieina arčiau, tai toks buf. Bet čia kažkada toje vietoje irgi buvo miškas. Nebuvo čia sodybos? Gal ir buvo, bet čia buvo daug miškų ir tos pievos. Jo, kokį dūmą, galingumą. Nu, 3 Ramūnai gal ir apimt. Ramūno ūgis yra 1,92 m, ne? Jo. Tai rankų irgi toks gerulis. Tai va, atrodo. Šakas belė kokią didumą. Nu va, ir čia mūsų nameliūkštis, mūsų visa mūsų chata matos. Aš galvoju, gal grįžtam ne per ten, einam per čia. Galim. Tai gausim apeiti pasėlius. Jo, tai galvoju, ten iki pievas. Taip pakraščiuk ir pražengsim. Dabar yra pats tas laiks vaikščioti aplink apylinkės, nes... Viskas išryškėja. Jo, ir žolė žema. Dabar ir su detektoriu pats geriausias, žinot... Jau yra, ne? Kim. Metalas. Pasijam. Vargšas kastuvėlis. Dabar visi laukiam tų rezultatą. Viskas. Ir tiek daug vargo dėl... Durių vyrė. Kaip čia atsirado iš viso. Neblogai. Tu praktiškai kaip kurmis esi. Čia toks sportinis interesas. Čia šiaip gerą signalą duoda. Spalvotas. Nu tai kas? Vėlos gabalą. Labai faina. Tai vėlos, tai dažnai prireikia, ne? Tai da, jo, aliuminį čia. Ne, šiaip savo kokie. Tai šiandienos darbai čia ir jau čia baigės. Jo, čia ir baigsis šiandienos darbai. Nu. Nieko nepadarėm. Beveik. Nu, bet dabar toksai yra čia. Klausimas. Gaminam langus tiesiog ir viskas. Jo, kai langai bus, jau pajudės. Turim ką kaltinti. Tai langus ilgai daro. Ne, patys kalti esam iš tikrųjų. Tai pamatinė irgi tiesiai. Jo. Kirta. Kanopas. Nu va, ir mes jau praktiškai prie namelio. Bet tas žiūrėk čia, kur yra tas ąžuolas, iš čia biškį gal žaibą gavęs. Neatrodo tau taip? Gal. Žiūrėk, atrodo, kad būtų degęs eina. Celiulitą tai gavo. Gal plyšęs kažkoks, ar ne? Jo, ir atrodo, kad žiūrėk, jo pajodavę, žinai, toj vietoj.
nuo viršaus ir į apačią. Man atrodo, žinau, gavo jis jau biškį žaibų. Čia žiūriu krūmai. Bebra. Nes ten tas pats yra, čia tas pats yra. Boberis visur ateina. Čia krūmukai buvo irgi nukandžiati. Koks jis yra, aš negaliu. Prašau. Bet esmė ta, kad tie nukandžioti jų čia net nebe ten, koksai bebrins. Oi, žodžiu, su bebrais visada turim problemyčių. Bet atrodo, kaip kirviu kirsta. Bet čia nemanau, kad labai senai buvo. Ne, neparudavę niek, čia šviežiai yra. Čiupšiukai. Bebrinis. Viską naikina aplinkui. Kaži, kodėl į ąžuolą, neleniaučiu per kietas medis yra. Nu, aš taip, ąžuolas yra kieta mediena. Taip. Nu, tai yra viskas, nežinau, šiandien tokios tokelio. Tai čiau. Iki. Pakartok, labą dieną, labą dieną. Labą dieną. Aš esu tuos plintus nuėmęs dabar aplinkui. Aha. Tai čia laikosi ant beveik nieko. Nieko. Dar žiūrint teną nukabinai, ne? Jo. Buvo palėpęs. Nu ką, mūsų lentelės viskas šiandien gerai, ne? Jau plastikinius langus. Čia jau tie tikrieji plastikiniai. Tie 5 balkiai virš galvos mums, kur yra. Nu. Aš galvoju, kad juos eis išsaugoti ir kažką daryti su jais, kažką gražaus. Bet jie tik atrodo gražiai. Sakai? Jie irgi yra pasižeidę. Matai, priekiai ten. Nu, ne, tai tokius nupjauti reikės čia. Jo, bet aš traukau vienas iš jų irgi. Tas šoninis yra pažeistas. Dėl to, nes ant jo jaučiu lašienę vanduo. Tai nebent 3 tos gausiu. Tai kuris langas geriau, kairys ar dešinys? Nu, pagal mano skonį, tai gal labiau tas iš kairės. Man irgi šiaip labiau patinka. Padariau prie namelio, nebent kur terasa turėtų būti. tą vietą sutvarkiau. Ai, ir čia bištas lentas nuėmė, ne? Čia biškį atkasiai. Jo, čia neblogai palyginai. Patinka? Jo. Čia va aplyginta yra nameliai. Nieks nepaskeitė, absoliučiai nieks. Ką Ramūnai nori pasakyti? Tai tu gal pakelk droną. Aš tai noriu pasakyti, kad mes vieną dieną susijimsim ir vėl dirbsim. Jo, mes pasitaisysim tikrai. O tai kol tu pakeli droną, aš pramušu kelias lentas. Na, muška, jeigu tau reikia. Reikia, aišku, reikia. Muška, jeigu tau reikia. Gerai, tai tu čia, o aš einu ant viršaus, pasidėsiu kamerą apačioj. Paslavai gerai. Lubas išmušiu šitam kambarį ir dar vienam. Dar truputį. Labai lengvai, ne? Bet labai daug garso ir daug dulkių. Dar truputį. Kaip jūs ar nesusižeidėt? Maždai. Blemba tas Ramūnsa, ne? Čia
Čia kažkaip labai prastai laikos viską. Toks jausmas, kad kažkas kažkur lūžo. Bet mano meilė, kaip mes išeisim dabar? Tepti slidai, nes daug dulkių. Jo, labai daug dulkių. Varom. Nu gerai. Jo, man į akis kiek prikrito. Tai dabar visas matysis lubas. Iš jūsų kambarių. Išlošiam kvadratą. Nieką mes neišlošiam, čia. Nu gerai, biškiai. Geras toks matos. Nu jo, čia. O jos kaip teras, tai prastai atrodo. Tai prie namą, Žiauru. kaip grįšim. Tai čia mums lika kaminas bei... Bet kaip tu kaminą nusibrausi, jeigu tu visas lubas ten išdaužy? Tai ant tų taip negalėjai lipti. Aš turiu blankių tų pasiruošęs. Pala, to padedam. Storesnių lentų. Dabar nusuksiu. Šiaip pafilmavau biškį su droniuku. Tai greitai čia. Tai stengiausi, nes nors droną buvau pakrovus, bet jo buvau nenaudojus kurį laiką. Ir tik pusė, tik 5%, batkės buvo. Stogą nuėmei? Jo, iš viršaus atrodo gražiai. Gražiai? Jo, pamatys. Tai viskas jau čia rakinama, ne? Tai pasiūs bučiukų gerbėjams. O aš bučiukus gerbėjams siunčiu. Ir važiuojam šiandien linksmintis su Ramūnu mes. Jo. Humorą pasiklausyti, nes Komedį šou. mes visai nejokingi esam, tai einam pasisemti idėjų. Jo, kitą kartą kokį bajeriuką dėsim. Jo, gerai. Čiau! Iki. Ir ties tuo galime pabaigti. Čia buvo visi mūsų darbai, ką nudirbom per 2 mėnesius. Nu ir, kaip matėt, beveik nieko. Dėkojame visiems, kurie laukė ir kurie žiūrėjo. Susitiksime kitoje serijoje.